aidėjo, gale laukelių gale sidabrinių, padėjau širdį po jo varėlių, gale laukelių gale sidabrinių, padėjau širdį po jo varėlių. Šiais metais Joninės Norvegijoje gyvenantiems lietuviams neeilinės. Idėja suburti prie Joninio laužo lietuvius ir norvegus buvo sėkmingai įgyvendinta. Emocijos yra, manyčiau, geriausios, kokios gali būti, nes įvyko kažkas, ko aš laukiau, galima sakyti, pusę metų. Šį kartą dėja buvau vienas iš pat pradžių, bet kuomet atvyko žmonės į šventę, tai pajaučiau, kad atvyko visa šeima ir nuo to momento jau nebebuvau vienas, jau tada viskas tapo labai lengva. Tai yra lengva ant širdies, kad radau šeimą čia atvykęs. Ypač didelį indėlį į šventės realizavimą įdėjo Lietuvos Respublikos garbės konsulas Karlas Mosvaldas, kuris šventės metu kartu su susirinkusiais stengiasi pažinti lietuvių papročius ir gilias joninių tradicijas. I thought it was a great thing to do here in Norway, to celebrate the St. John's event. So that's why I supported Ernest when he came to me and asked if I could help them. It's great to be together with all of you young people. So, and I think it's the best part of Lithuania, these people here who are together with us today. Šventės dalyvių lietus neišgąsdino. Susirinkusieji turėjo galimybę išmokti lietuviškų amatų, belti vilną, pinti vainikus, išmokti folkloristikos. Mes čia turėjom seminarą ką tik ir kalbėjom ne tik apie Jonines, bet kalbėjom apie tai, kokia yra visų švenčių prasmė, kaip šventės apskritai yra visos švenčiamos, ką jos reiškia žmogui dabar ir ką reiškia žmogui tada. Vainikus nešiodavo netekėjusios mergaitės ir iš tikrųjų jos paleisdavo vainikus per rasas, per Jonines į vandenį ir tada vaikinukai eidavo jų gaudyti. Ir paskui ieško, kieno šitas vainikėlis ir paskui jie ten gražiai draugaudavo. Buvo galima dar daryti tokį būrimą, kad vaikinas ir mergina paleidžia savo vainikus ir tuomet, jeigu jie susiglaudžia vandenį, vadinasi, jie kartu susieis ir susituoks. Jeigu išsiskiria beplaukdami, vadinasi, nelemta jiems būti kartu. Vakaro metu patriotinėmis dainomis ir puikia nuotaika dalinosi Bielė su grupe Rokmergė. Jaučiasi tas, kad žmonės žiauriai pasiilgę Lietuvos. Ir jam gauti lietuvišką grupę va čia Norvegijai ir jie patys pasijuto kaip Lietuvoje, man atrodo, nes visi buvo tokie faini, tokie atsipalaidavę ir tokie laimingi. Tiesiog dainuoja ir matai, kaip visi šypsosi, kaip visi džiaugiasi. Tikrai gera būti čia. Pirmas tokio masto joninių šventimas už Lietuvos ribų buvo skirtas pristatyti lietuvių kultūrinės vertybės Norvegijos piliečiams. Organizatoriai tikina, kad ši šventė būtinai pavirs gražia tradicija. Ar kitais metais darysi šį renginį? Aš negalėčiau nedaryti.